Kam yra sunkiau? Ar tam, kas atleidžia, ar tam, kas prašo atleidimo? Jeigu mums gyvenime trūksta saugumo, pasitikėjimo, vertės, jeigu man gyvenime nuo pat vaikystės trūko besąlygiškos meilės, šilumos, jeigu aš neturėjau tėvo, motinos, peties ar rankos, į ką man būtų galima atsiremti ir jais pasitikėti, aš to ieškau kur? Aplinkui. Aš ieškau tavyje tos moters, kur aš galėčiau besąlygiškai pasitikėti. Aš ieškau tavyje to vyro, kuriam patikėjus pinigus, darbus ar veiklą, aš galėčiau tavim besąlygiškai patikėti ir tu tikrai net nesuklysi. Tai yra vaikiškas lūkestis. Mūsų viduje vaikas ieškantis mamos ir tėčio, kuris turi atsakyti už mano gyvenimą, kuris negali suklysti, kuris negali pasielgti netinkamai, kuris tikrai turi garantuoti, net jeigu aš suklysiu, jis mane ištemps. Tai mūsų viduje esantis sužeistas vaikas. Nuo pat vaikystės mes ieškom tokiu būdu veikloje, versle, ir taip mes nusiviliam. Vyras moteryje, moteris vyre, ieškom to garantuoto. Ir tokiu būdu mes atiduodam savo atsakomybę už gyvenimą į jo rankas, lyg tai ne mes atsakom už savo gyvenimą, o jis turi atsakyti.